Sveiki draugai, tai šiandieną vėl šnekėsime apie Porsche Cayenne automobilį. Kodėl sakau vėl? Nes šiek tiek priešistorės įvedant į mūsų šiandienos apžvalgą, prieš beveik 4 metus mes turėjome tokią Porsche Cayenne apžvalgą. Tuo metu tas modelis buvo visiškai naujas, visiškai šviežias ir dabar po 4 metų pertraukos mes jau turime tikrai nemažai informacijos apie šį automobilį, ką ir galėsime šiandien jums papasakoti. Taigi, stay tuned ir susitinkame prie automobilio. Taigi, kaip ir kiekvienas Porsche automobilis, Cayenne'as turi begalę skirtingų versijų. Tai Cayenne'as, Cayenne S, GTS, Turbo, Turbo S, Turbo GT, begalė skirtingų versijų, kurių arklio galia svyruoja nuo 340 arklių iki 680 arklio galių. Kalbu apie šio modelio startą, nes šiai dienai mes jau turime šito modelio facelift versiją, apie kurią galbūt ateityje turėsime garbės ir progos pašnekėti plačiau. Bet šiai dienai šiandien prieš jūs stovi silpniausia Porsche Cayenne versija, kuris startavo nuo 2019 metų ir ėjo iki 23 metų Model Year metų galo. Tai šita versija yra standartinė Cayenne, turinti 3 litrų V6 motorą, 340 arklio galių, 450 Nm. Visi šie parametrai nenusako kažkokių tai įspūdingų skaičių. Automobilis iki 100 įsibėgėja per 6 sekundės, kas taipogi nėra kažkoks stebuklas. Automobilio top speedas 243 km per valandą. Bet negana to, viso šito dalyko užtenka kiekvienai dienai, važiuojant su automobiliu, aplenkti, įsibėgėti, pasiekti tos pačius 200 km per valandą greitį. Man asmeniškai šito motoro yra tikrai per akis ir užtenka visoms iš esmės gyvenimo situacijoms. Tai automobilis varomas yra visais 4 ratais, vedančioji dalis, kaip ir visuose Porsche automobiliuose, yra galinė, priekis kompensuoja tik tais atsiradus tam tikram praslydimui. Ir daugiau, sakykime, apie kaip automobilis stovi ant kelio, kaip važiuoja, ką turi papildomo, mes apšnekėsime būtent tuomet, kai ir turėsime mažą test drive važiuojant su automobiliu. Taigi, Porsche. Visi kalba apie Porsche's išvaizdą. Tai pašnekėkim ir mes šiek tiek apie ją. Tai pradėsiu nuo bendro priekinio vizualo. Tai čia mes turime jau 3 Cayenne kartą. Ir tikrai mes 3 su 1 karta nesumaišysime, nes ten yra ženklus viso automobilio skirtumas. Ir netgi ta 1 karta jau taip yra užmiršta visų. Ji yra visiškai nepopuliari, nesakyčiau, kad netokia skani ir netgi žmonės nelabai ir ieško netgi naudoto automobilio. Bet 2 karta, tiek atnaujinta versija, tiek ne, su būtent šita 3 karta yra labai sunku atskirti iš priekio. Sakau sunku, bendraja prasme didžiai daliai žmonių, kurie tiesiog žino, kad tai yra Porsche, kad tai yra Cayenne'as ir tikras Porsche fanas tai tikrai atskirs, kur yra 2 karta, kur yra 3 karta ir tikrai kur atskirs, kur yra standartinis trimline'as, kur yra GTS'as ar kur yra turbo, nes taip pat visi šie automobiliai turi skirtingas bamperių, šoninės, galinio bamperio linijas. Mūsų standartinė versija labai aiškiai apsibrėžia, kaip ir visi absoliučiai Porsche automobiliai, horizontaliomis drūžėmis. Tai čia toksai būtų kaip ir vienas pagrindinių Porsche dizaino elementų, kuris perina per visas modelių gamas. Tai ir mes čia puikiai matome per visas groteles, netgi mūsų posūkių žibintai yra integruoti į šitas vietas. Porsche automobilyje man kas labai šitame patinka, kad mes turime ant kapoto gražų metalinį Porsche istorinį ženkliuką, o ne lipduką, kaip galime pamatyti kituose automobiliuose.
Ir prieikime prie tam tikrų mokamų opcijų ir pastebėjimų iš mano asmeninės tokios draugystės su šiuo automobiliu. Žibintai. Šitame automobilyje mes galime rasti jau, nes rinktis jau nebegalime, užsisakyti šio kėbulo jau nebegalime, tik tais atnaujintą versiją. 3 tipai žibintų. Tai buvo standartiniai ledai, matriciniai žibintai ir jeigu aš neklystu, dar buvo tam tikra neadaptyvi opcija. Kiek man yra žinoma, tai būdavo galimybė rinktis iš 3 opcijų. Čia mes turime šitam automobilyje pačią aukščiausią ir geriausią opciją, tai yra Full LED Matrix Beam žibintai. Tai jie pilnai karpo detektorių šviesų ant stiklo, įspėja, kur yra šviesos rautas, atpažįsta iš priekio atvažiuojančius automobilius horizontaliai ir taip neakina būtent mūsų kelio draugų su ilgomis ar trumpomis šviesomis. Ką galėčiau pasakyti apie šituos žibintus, tai viena geriausių sistemų apskritai automobiliuose su adaptyvia Matrix sistema. Geresnė sistema, ne tiek kiek sistema, bet patį apšvietimą, jos sklaidą, buvau pastebėjęs tik Bentley Bentayga automobilyje. Apskritai visuose Bentley automobiliuose kelio apšvietimas man asmeniškai būdavo pats geriausias su jų žibintais. Šitie žibintai dirba netoli idealios funkcijos, be galo gražiai iškarpo, be galo gražiai apriepia iš priekio atvažiuojančius automobilius ir tikrai neakina ir neteko pastebėti, kad aš būčiau įspėjamas iš priešais esančių, kad nuleisti ilgas ar trumpas šviesas. Taip pat, kas be ko, visi Matrix žibintai turi ir asistentą trumpų ilgų šviesų. Tai tiek apie mūsų išorinę dalį. Dabar pereisime į automobilio šoninę dalį. Ką jūs dar galėjote pastebėti, tai kad šitas automobilis turi aplink visą kėbulą apatinės juodas plastmasės. Tai žymi tai, kad tai yra bazinė versija ir nebuvo įimamas papildomas paketas. Ar tai tam tikras dizaino paketas, kuris padaro automobilį sportiškesnį, agresyvesnį, ar tiesiog dažytos kėbulo spalva apatinės plasmasės. Tai mes čia turime tokią standartinę Cayenne išvaizdą su tam tikromis papildomomis opcijomis, kaip ženkliukas, žibintai ir kitas opcijas aš jums papasakosiu visai netrukus. Taigi, ką mes matome iš automobilio šono, apie dažytas, nedažytas plasmasės mes jau apšnekėjome. Automatiškai užsilenkiantis veidrodėliai. Tai nėra kažkas tokio, bet dažniausiai Porsche mėgsta už kiekvieną dalyką apmokestinti. Kaip pavyzdžiui, čia turime papildomą opciją keyless funkciją. Tai automobilis ir užsirakina, ir atsirakina užkišus ranką. Užsirakino, atsirakint tik tais be pirštinės reaguoja. Tai bazinėje versijoje mes turėdavome tik priekinės dureles. Šitam automobilyje mes turime jau ir kartu galinės dureles, tai keylessas veikia atrakinimas, užrakinimas visom 4 durelėm. Taip pat turime originaliai gamykliškai tonuotus galinius stiklus, kur jūs matote iš karto tonavimas yra visiškai kitoks, jie yra tamsesni ir tokia, sakykime, tiek apsauga nuo tam tikrų dūžių, nes stiklas nesugrūda, jį labiau išlaiko šitą plevelę, šitas tonavimas, taipogi apsauga vaikams sėdintiems gale. Aišku, ratlankiai. 21 colio ratlankiai tai yra patys didžiausi ir jeigu aš neklystu, po šiai dienai, kuriuos galima užsakyti Porsche gamos automobiliuose, tai yra brangiausia ir didžiausia ratlankių opcija, kuri šiuo mūsų kėbulu naudojama tiek žiemą, tiek vasarą. Ir standartiškai Cayenne startavo nuo 18, jeigu neklystu, opcijos, būtent su standartinė 340 arklio galių versija ir pagal tam tikrą opciją baziniai ratlankiai didėjo. Tai čia turim mokamą opciją ir 21 colio ratlankius. Dabar pereikime į galinį automobilio dalį, kur jau visi
tikrieji Porsche ekspertai, tie labiau, kurie nežino ir nesusipažinę su šiuo automobiliu, puikiai atskiria, kuris tai yra automobilis, kuri jo versija, jis naujesnis, senesnis ir panašiai. Tai pagrinde tai identifikuoja jau nauja galinė dalis, sujungti abudu žibintai ir vientisa juostelė žibintų indikatorius tamsių paros metu. Tai labai aišku, senojoje versijoje buvo platų žibintai, kurie atnaujintojų versijoje išsidėstė papildomais brūkšneliais, o čia mes jau turime, sakykime, visiškai naują galinį automobilio dizainą, kuris dar progresyvėjo, toksai įgavo old schoolą su nauja atnaujinta versija. Taipogi mes matom nedažytą galinį bumperį difuzorių, matome išmetimų vamzdžius, du, kas yra labai faina, kad jie yra tikri, ne fake, kad ir tai yra silpniausia versija, bet vis dėlto išlaiko Porsche savo vardą, kad tai yra sportinių automobilių prekės ženklas ir jis duoda tikrai tam tikrą sportiškumą tiek važiavime, tiek jo išvaizdoje. Dar viena papildoma funkcija, kas tikrai yra labai fainai, tai bagažinės atidarimas kojos gestu. Ir iš esmės, kas labai patogu, nes dabar turim tokį purviną ir negražų laiką, tai čiupinėti su pirštais, atidarinėti, spausti mygtukus, tampa ir pirštinės, ir rankos nešvarios. Atidarius galinio automobilio dalį mes turime bagažinę, kuri sudaro daugiau negu 620 litrų. Tai yra iš tikrųjų rinkoje viena didžiausių bagažinių tokio tipo kėbuluose, dideliuose SUV klasės automobiliuose. Sėdynės nusilenkia, mes turime fold vientisą tokią, sakykime, automobilio patalpą, kur mūsų litražas padidėja iki 1500 plus litrų talpos. Tai iš tikrųjų talpus automobilis, vienas daugiausiai turinčių vietos, taip pat yra dar papildoma daiktadėžė po bagažinės dangčiu, turime liaudišką štorkę, kurią galime užsidėti, tai taip pat šiek tiek padeda ir nuo tam tikros sumažinti garso izoliaciją. Uždaryti bagažinę mes galime mygtuku, galime iš karto uždaryti ir užrakinti automobilį, arba, kas faini ir pas Porsche automobilius, tuo pačiu kojos gestu mes galime uždaryti šią bagažinę nieko neliečiant. Tiek apie automobilio išvaizdą, pasižiūrėkim, ką jis mums siūlo automobilio gale ir interjere. Taigi, sėdime galinėje Cayenne automobilio dalyje. Ko nepaminėjau, bet jūs tikriausiai puikiai žinote, kad čia yra standartinė Cayenne versija, nes visos versijos išvardintos mano turi taip pat ir coupé versiją. Tai ji tikrai būtų šitoje vietoje, turėtų mažiau vietos galvai, ji daugiau tapdanta, būtų šiek tiek mažesnė automobilio bagažinė atitraukus uždangalą, nes nebūtų tiek daug vietos į viršų. Tai standartiniai versijai mes tikrai turime daugiau vietos ir galvai, ir bagažiniai. Tai jos čia pakankamai. Šį kartą aš jums pilnai neparodysiu sėdėsenos, kaip sėdėčiau už savęs, kadangi šis automobilis turi pačią brangiausią interjero sėdynių opciją, tai yra Sport Comfort sėdynės, tai 18 padačių priekinės valdymo sėdynės su šildymo funkcija ir jos turi pasitik mane funkcija tokia kaip Easy Entry, accessas, kad būtų patogiau užlipti, įlipti. Ką tai reiškia? Jums užgesinus automobilį, pakyla automobilio vairo kolonėlė, atsitraukia vairuotojo sėdynė ir jūs turite daugiau vietos įlipti ir išlipti iš automobilio. Tai šiuo atveju sėdynė yra pavažiavusi atgal, bet nepaisant to, aš turiu dar vietos keliam iki sėdynės. Aš turiu pakankamai vietos pakišti savo pėdas po priekinėmis sėdynėmis ir iš tikrųjų netgi ties čiurnomis aš net ir giliau negalėčiau kišti, jeigu ten ir būtų daugiau vietos. Tai kojoms vietos yra daugiau negu pakankama. Turime čia už abiejų sėdynių daiktadėžę,
kuri aš nemanau, kad yra kažkam apskritai aktuali, kadangi nelabai čia ką įsidėsim ir plus nebus toks įtin gražus estetinis vaizdas, kai ji bus tokia atvipusi, bet ji čia yra. Kairėse durelėse mes turime didelę angą mūsų vaisvandeniams, kur tikrai tilps ir 1,5 litro butelys. Ir kaip jūs matote, šitas interjeras dalinasi į 2 spalvas. Tai apatinė ir sėdynių spalva tokia yra kreminė ruda, lengva, o visa viršutinė dalis yra būtent juodos spalvos. Tai nepaisant to, kad mes turime natūralios odos sėdynės, labai ergonomiškas, iš tikrųjų patogias ir daug elektrinių padėčių, bet viršutinė interjero dalis šitam automobilyje yra vėlgi aplink tokią bazinę opciją. Tai pradėkim nuo to, kad visur čia mes iš esmės neturime odos, tai yra plastikas, kuris yra gan kietas ir jis tokia kaip ir, sakykime, odos imitacija, bet iš esmės tai yra toksai geresnio materialo plastikas. Turime 2 kolonėlės, kuris taipogi viena iš jų yra ir mokama opcija Bose aparatūra, apie kurią aš jums šiek tiek vėliau papasakosiu. Turime nemokamą opciją Black Piano, bet aš labai abejoju, kad tai yra medis natūralus, tai yra tiesiog plastiko apdaila. Ką daugiau papasakoti, turime ir porankį, kas yra patogus dalykas, bet, toks, sakykime, neuždengia ir ranka krenta ar dar kažkas iš bėdos, viskas čia gerai, jokios didelės problemos, bet kartu turime ir cup holderius. Kas man įtin labai patinka, tai, sakykime, visų iš esmės Porsche lubos, nes tas materialas nėra kažkoks gražus, švelnus, malonu liesti. Taip, aišku, jį galime mes pakeisti į Alcantara lubas, tai bus galbūt maloniau, sportiškiau, gražiau. Taipogi šalia sėdi vaiko sėdynė su Oskaru viduje, tai Oskarą mes pasisodinom į vaiko kėdutę tam, kad parodyti, jog sėdint vaikui, pilnai jam užtenka vietos kojom, šiek tiek biški kito prekės ženklo kėdutė, bet viskas irgi labai puiku. Ir netgi realiai mes be jokių problemų galim pasisodinti 3 žmogų į galinį automobilio dalį ir nemanau, kad mes su dideliomis problemomis keliausime ir ilgoje kelionėje. Tai automobilis iš tiesų nėra mažas, bet rinkoje tokio SUV klasės automobilių mes galime tikrai rasti ir didesnių, jeigu mes turime tam tikrą poreikį. Kas daugiau? Apšvietimas. Turime knygos apšvietimą, ledinį, rankenėlę, įlipimui, išlipimui ar vairuotojui agresyviai vairuojant tiesiog save pasilaikyti. Pakabuką pasikabinti, tai striukę, taipogi dar vienas pakabukas, netgi pakabą įsidėti jau ilgesniai kelioniai, sakykime, kažką pasikabinti. Tai tokios įžvalgos apie Cayenne galinę dalį. Mes čia neturime kažko labai daugiau papildomų opcijų, apie kurias galėtume šnekėti, tad pereikime į priekį ir pasižiūrime, ką automobilis siūlo būtent iš įrangos ir dizaino priekinėje automobilio dalyje ir tuomet jau turėsime trumpą kelionę, kur pasišnekėsime, kaip jis stovi ant kelio, su kokiomis problemomis susiduriama ir panašiai. Taigi, esame Cayenne vairuotojo padėtyje ir apšnekėkime, ką šis automobilis pasiūlo tokio išskirtinio ar nebūtinai. Ir kas man iš esmės patiko čia esant viduje arba atvirkščiai sukėlė tokį šiek tiek diskomfortą, nepatogumą. Tai pradėkime nuo galbūt pagrindinio dalyko, tai vairas, kurį tenka laikyti kiekvienam vairuotojui ir mes dar čia tikrai neturime autonominio vairavimo. Taigi, labai fainas, patogus, sportinis vairas. Man patinka tai, kad jis yra plonas, nes kiti gamintojai, pavyzdžiui, BMW, ypač M serijos automobiliuose, jį daro storesnį. Tai labai nefainas, man asmeniškai vairas, važiuojant toksai per stambus, per didelis. Čia toksai, sakyčiau, yra aukso viduriukas,
Dizainas taip pat jau toksai klasikinis Porsche su Porsche ženkliuku viduryje, kuris irgi tokia turi metalo prieskonio, duoda kaip ir tokios papildomos kokybės ženklo, aliuminijus dengtas, bet, sakykime, funkcionalumu mygtukai jie tikrai nėra patys patogiausi lyginant su konkurencinė aplinka. Iš esmės labai kažko netrūksta, yra atsiliepti, padėti ragelį, valdyti vieną ekraną, valdyti kitą ekraną, užmutinti, pagarsinti. Ir daugmaž tiek to funkcionalumo, vienas mygtukas, kur mes galime įsidėti savo norimą funkciją. Taip pat mes čia turime paslėptą iš kitos pusės mygtuką, bet Porsche fanai tai tikrai žino ir pastebi, jį galima jungti arba per čia. Tai yra būtent vairo šildymo funkcija, kurią mes čia turime kaip papildomą mokamą opciją. Tai vairu aš džiaugiuosi, vairas man patinka, toliau keliaujant nuo jo mes turime 3 rankenėlės, tai 2 standartinės ir ypač kas susidūrė su VAG grupės automobiliais, nes Porsche ir priklauso Volkswagen grupiai, tai viskas čia tas pats kaip ir vos ne Bentley, Porsche, Lamborghini ir kituose automobiliuose. Bet apatinė rankenėlė, kuri yra trečioji ir yra autopiloto rankenėlė, tai šiek tiek pradžioj mane glumino, nes prie jos reikia priprasti ir atrodo, kaip Porsche padarė specialiai, kad visos funkcijos valdant ją į 4 padėtis veiktų kitaip negu kituose VAG grupės automobiliuose. Na, tarkim, Bentley, Volkswagen, Audi, Lamborghini. Tai jie turi savo kitokį šiek tiek specifinį valdymą, bet kai jūs važiuojate su tuo automobiliu ir jūs nepersidinėjate į kitą prekės ženklą, tai jums kaip ir iš esmės kažkokios problemos nekils tuo atveju. Aš kol nebuvau pripratęs, tol man nepavykdavo iš pirmo karto vykdyti norimas funkcijas. Toliau keliaujant, vėlgi viena mano tokių įdomesnių dalių, tai vad, kaip pastebėjote, įjungiau degimą ir Easy Access sistema leido mane į mano jau išsaugotą atmintį grįžti, kur buvo vairas mokama funkcija kartu su salonu, tai yra elektra valdoma, sėdynė prisitraukia ir aš jau sėdžiu savo standartiniai pozicijai, kaip vairuočiau automobilį ir už manęs iš karto atsirado daugiau vietos. Dar ko nepaminėjau su 18 padėčių sėdynėmis, tai kad jos yra taipogi su atmintimi, tiek keleivio turi ant durelių, tiek vairuotojo taipogi ant durelių turi 3 atmintis, kurios galima išsaugoti. Kur norėjau pratęsti savo pasakojimą apie interjerą, tai man labai patinka šis prietaisų skydelis ir tai man yra viena tokia fainiausių praktiškai visų šitos kartos Porsche automobilių dalis, kadangi ji turi 2 ekranus, tikrai didelius ir jų užtenka viskam. Kas ieško ekranų, tai tikrai tai yra daugiau negu gana. Galima įsijungti per vieną ekraną tikrai žemėlapius, kuris užims nemažą vaizdą ir tikrai mes turėsim daugiau vaizdo negu bet kuriame kitame automobilyje, matant, nenukreipiant akių į pagrindinį 12 colių ekraną. Bet esminis dalykas, kas man labiausiai patinka šitam automobiliu, tai kad yra greičių tachometras, kuris yra su mechaninė rodyklė. Tiek bėgius perjungiant, tiek apskritai toksai kaip Porsche Heritage, toksai vizitinė kortelė, duodanti daugiau sportiškumo. Ir būtent tas dizainas, kad tu negreitį seki kažkur kituose, sakykime, ekranuose, o pagrindinėme tu seki būtent kaip juda mechaninė rodyklė ir apačioj tau rodo visuomet greitį, nors kairiai pusiai yra ir tavo greičio rodyklė, bet ji jau yra ne mechaninė, o skaitmeninė. Tai labai patinka prietaisų skydelis, gaila, bet visi naujieji Porsche automobiliai naują prietaisų skydelį gauna iš Taycan versijos. Tai jau mes galime pamatyti atnaujintą Cayenne versiją, mes galime pamatyti jau pristatytą Panamerą, nebejoju, kad naujam 911 ir kitam automobilyje ir kituose automobiliuose vėlgi bus jau vienas toks, sakykime, lenktas ekranas, kur jau nebebus jokių mechaninių įtaisų. Tai šiek tiek liūdna, bet tai yra daroma dėl žmonių, nes žmonės perka ne automobilį, o ekraną, didžiąją prasme, ieško jų kiekio, dydžio ir panašiai.
Man jis yra labai inovatyvus šitas sprendimas ir tikrai nebūtų reikalinga, jeigu žmonės to nereikalautų pilno ekrano, daug maloniau, gražiau žiūrisi. Toliau matome tas pačias juodas apdailas, plasmases, kurių tikrai nėra daug. Sportinėse versijose žmonės mėgsta jas keisti į karboną, tai kas yra suprantama, kam tai yra gražu. Automobilio faktas tai kažkaip neišlengvins, bet vėlgi mes turėsime galbūt ne tik plastiką. Kairiai pusėje mes turime veidrodėlių valdymą, užsilenkintis veidrodėliai, bagažinio atsidarimą, priekinių galinių langų uždarimus ir veidrodėlio valdymo funkcijas. Taip pat reguliavimas apipūtimo grotelių, kokybiškai, gražiai, be jokių pašalinių judesių. Tiek keleivio, tiek vairuotojo durise mes vėlgi turime didelės daiktadėžės, kuriuose galime įsidėti ir 2 litrų butelį ir dar pusę litro buteliuką ar kažką kito į greta esančią daiktadėžę. Turime cup holderius su 12 voltų soketu, turime ir porankį, kuriame turime USB standartinius 2 portus, USB-C čia nėra šitam automobilyje nei vieno porto. Ir būtent čia jums bus reikalinga, jeigu jūs norėsit naudoti Apple CarPlay. Tai šitam automobilyje Apple CarPlay veikia tik tai su laidu. Android Auto standartiniai versijoje jis neturi. Bet šiek tiek naujienų, kieno automobilis yra negarantinis. Tai šitą media puikiai draugauja ir su Apple CarPlay'umi ir jį galima padaryti wireless be laido, kas būtent šitame automobilyje ir yra padaryta. Taipogi, kas turite Androidą, nebijokite ir nepasirinkite vien dėl to, kad jūs su Androidu nedraugaus arba jums reikės kito įrenginio. Atnaujinus, taipogi puikiai veikia ir su Android sistema, tik Android sistemos rezoliucija ir išpildymas ekrane netoks gražus kaip Apple CarPlay'aus. Bet šita sistema pas gerus meistrus, kiek žinau, oficialūs atstovai to nepadaro, puikiai įdegė į sistemą ir viskas veikia be priegaištų. Ekranas didelis, patogus, jis yra informatyvus, puikiai reaguojantis į pirštą, į jo gestus ir panašiai. Kadangi jau priejom prie muzikos, tai trumpai apie muziką. Vienas prasčiausių dalykų Porsche automobilyje man yra Bose garso sistema. Tai yra mano asmeninė nuomonė ir aš ją pagrįsčiau taip, kad taip, tai yra gera sistema, geresnė negu daugumos, sakykime, galbūt konkurencinės aplinkos automobilių, nors BMW, Mercedesas su savo garso sistemomis aš sakyčiau, kad jau tikrai aplenkė Porsche. Bet kodėl man nepatinka Bose sistema Porsche automobiliuose ir ypač, sakykime, Cayenne? Dėl to, kad ji duoda begalę garso, tai tikrai viena daugiausiai duodančių garso sistemų, bet labai prastėja kokybė. Kuo mes daugiau duosime garso, tuo turėsime prastesnę kokybę, didesnį plerpimą, daugiau pašalinių garsų, daugiau plastiko vibravimų. Tai norint klausytis šiuolaikinės muzikos, pop kultūros muzikos ir turėti diskoteką, kur mums nesvarbu žodžiai, taip mes čia galime turėti tokį garsą, kad nesusišnekėsime. Bet jeigu mes norime kokybiškai klausytis muzikos, aš tikrai rekomenduočiau komplektuojant Porsche automobilį nesirinkti Bose sistemos, o rinktis jau aukščiausią opciją, kuri yra Bullmeisteris, jeigu aš dabar jums nesumeluosiu. Tai tikrai geresnis sprendimas. Pereinant nuo ekrano į mūsų centrinę konsolę, tai dedu didelį pliusą naujam facelift Cayenne'ui, kadangi jie šitą vietą išpildė ženkliai informatyviau ir geriau vairuotojo atžvilgių, valdant, spaudžiant mygtukus ir panašiai. Šitoj sistemoj mes kaip vairuotojas važiuojant puikiai atliekame visas funkcijas kairėje pusėje, bet dešinėje pusėje mums ne tai, kad nepatogu, bet trukdo bėgius virtis, nes visa šita dalis iš vairuotojo perspektyvos nėra matoma. Tai įsivaizduokite mano asmeninę patirtimi, aš kai mėgstu, kad aš turėčiau sinchronizuotą būtent
klimato kontrolės valdymą. Ir jeigu keleivis, mano žmona, nusireguliavo savo kaip nori ir aš dabar atvažiavęs noriu kažką pakeisti arba susirasti sinchronizacijos mygtuką, aš nieko iš esmės negaliu padaryti sėdėdamas. Aš turiu persikreipti, turiu tam tikrus mygtukus pavaldyti, turiu sėdynės įjungti, išjungti, turiu maksą įjungti, oro padavimą iš vidaus į išorės ir tam tikras kitas funkcijas. Tai teoriškai ir labiau netgi praktiškai visa šita dalis vairuotojo perspektyvai yra labai nepatogi ir atnaujinta versija tikrai išsprendė šitos dalykus, kas man ženkliai labiau patiko pačiam valdyme. Netgi paprastesnis valdymas buvo. Tai sakykime, Porsche 19 metų automobilis, bet ekraniukai jie vis tiek yra tokie LED, bet nespalvoto apšvietimo, kas galbūt norėtųsi gražiau, daugiau, jeigu, sakykime, žiūrint į tą patį naudotą automobilio, bet kaip ir pridėtinės vertės jis nesudeda. Taip pat visi mygtukai yra sensoriniai, nors jie duoda tam tikrą responsą, kai tu juos paspaudi, jie tokį tau kaip vibraciją duoda, bet jeigu tu vairuodamas nori pakeisti temperatūrą arba apipūtimo stiprumą, tai tas yra nesunkiai, nes turim fizinius mygtukus, kurie iš tikrųjų yra labai kokybiški ir fainai padaryti, bet visą kitą valdymą, pavyzdžiui, įsijungti klimą, įsijungti home, įsijungti per kur mes norim tam tikrą mediją, ką mes norim automobilio parametrus ir visą kitą, mes visuomet turime nuleisti akis ir žiūrėti. Mes norime sėdinių šildomų, mes turime surasti, kur šviečia paspausti, mes norime galinių langų šildymą įjungti, priekinių langų nupūtimą. Mes taip pat turime nuleisti akis ir mes turime ieškoti, kur yra šitas valdymas. Tai tas nėra patogu ir jau kai kurie prekės ženklai grįžta prie fizinių mygtukų dėl to, kad tai yra ne tik patogiau, bet svarbiausia yra saugiau mums vairuojant vairuotojui ir keleiviams. Kas daugiau, tai turime tą glove boxą vadinamą, tai įdėtas tušinukas, gaila neturim čia mes Porsche brandinto tušinuko, kuris fainiai užpildytų šitą vietą, bet ji taipogi yra tokia standartinio dydžio, kur puikiai telpa kažkokie tai jūsų asmeniniai daiktai. Kas patogu, bet gal irgi neprideda didelės pridėtinės vertės, tai šitos rankenos, jos iš tikrųjų yra fainos, patogios, pats dizainas ir durelių rankenų yra tokiu pat principu padarytas, tai ne tik sportiškai gražiai atrodo, atėjęs iš praeitų versijų dizainas, bet tikrai fainai išpildantis ir patogus būtent pačiai automobilio sėdėsenai. Tai tikriausiai tiek ir visai nemažai apie Cayenne interjerą, tiek priekinę, tai galinio automobilio dalį, apie tam tikras technologijas ir jų išpildymą. Ir aš manau, kad pats metas dabar pasižiūrėti ir pasišnekėti, kaip šitas automobilis važiuoja, stovi ant kelio ir su kokiomis problemomis jis susiduria ar nesusiduria per eksploatacijos laikotarpį. Na ką, pašnekėkime šiek tiek iš praktinės automobilio pusės. Tai galbūt pradėkime nuo to, kad ir koks Porsche gražus, brangus, sportinis, greitas automobilis, bet bazinė jo įranga yra be orinės pakabos. Tai būtent šitokią versiją mes ir turime čia, kuri yra standartinė, paprasta važiuoklė, neturinti orinių pagalvių, bet turinti elektrinius amortizatorius, kurie gali paspaudus ten sport režimą, sukietinti jūsų pakabą ir leistų duoti tokį šiek tiek dar sportiškesnį automobilio pojūtį ir važiavimą. Tai pliusas šito dalyko, kad naudoti automobiliai yra patrauklesni ir bent jau taip rodo skelbimai, kad labiau ieškomi automobiliai, kurie neturi orinės pakabos, kadangi tai sąlygoja pigesnę eksploataciją, mažiau gedimų ir tokį kasdienį praktiškumą. Minusas tas, kad su orinė važiuoklė tikrai važiuojam minkščiau, prabangiau, komfortiškiau, automobilis turi dar geresnį sugeriamumą ir tokį malonesnį kasdienį naudojimą.
Tai vardan ko, ką mes aukosim ir ką turėsim, bet nesvarbu, kad šis automobilis neturi orinės pakabos, jis ir be jos yra vienas komfortiškesnių automobilių iš visos savo konkurentų aplinkos. Tai skirtumas yra tas, kad Porsche labiau yra orientuotas į sportinį, dinaminį važiavimą, jis yra sportinis prekės ženklas, sportiniai automobiliai. Tai šis automobilis tiek su orinė pakaba, tiek be orinės pakabos jis nėra kažkoks minkštas kaip Mercedesas ar Audi, kuris linguoja, siubuoja, jums viską labai fainiai, maloniai ir gerai sugeria. Tai jis vis tiek yra standesnis, jis yra griežtesnis, labiau jaučiami kelio nelygumai, bet tai duoda daugiau emocijos, daugiau fun to drive, automobilis yra labiau responsive ir toksai jūs turit daugiau tokios geros emocijos. Taip, ilgoj kelioniai, kai tenka už vairo sėdėti ne vieną, ne dvi ir ne 3 valandas, su orinė pakaba ar pas kitus konkurentus galbūt ta kelionė ir taptų komfortiškesnė. Bet ar tai bus labai linksma vairuoti, čia yra kitas klausimas. Iš praktikos klausimas, kas negerai su Porsche automobiliais. Kuo daugiau turėsim elektros, tuo daugiau turėsim gedimų ar susidūrimų su servisu dėl tam tikrų remontų, kaštų, ar tai būtų, sakykime, į garantinis automobilis, tai kaip ir nėra didelės problemos, bet jeigu tai būtų negarantinis, tai Porsche remontas tikrai bus jums brangesnis tiek dėl dalių, tiek dėl valandų už visus vokiečių gamintojus. Pliusas tame, kad remiantis Amerikos statistiką, kaip dažnai genda automobilis. Tiksliau, Amerikos statistika nurodo, kiek automobilis per garantinį laikotarpį 3, 4, 5 metai, skirtingos statistikos, nurodo, kiek automobilis prastovėjo per šitą periodą valandų servise. Tai Porsche automobiliai bendrai, nes tai nebuvo išskirta kažkaip Cayenne'as ar kiti modeliai, yra tarp 30 kažkur abstrakčiai sakau prekės ženklų, kurie mažiausiai praleidžia valandų servise. Tai reiškia, kad jie yra patikimi automobiliai, jie negenda taip dažnai kaip kiti ir paminint BMW, Mercedes, Audi, visi šie brandai yra žemiau už Porsche. Tai vadinasi, kad Porsche mažiausiai genda iš premium ar čia netgi, sakyčiau, luxury klasės automobilio. Kuro sąnaudos – dar vienas praktiškumo elementas, apie kurį verta pašnekėti ir kur visiems yra aktualu. Važiuojant su šito automobilio versija 140 km per valandą automagistralėje su autopilotu mes turime apie 11,5 litro sąnaudų. Jeigu mes važiuosime iki 100 km per valandą su autopilotu, taip vertinant, sakykime, mes turėsime 9 litrus kuro sąnaudas. Tarp 9-10, bet važiuojant tvarkingai galima turėti ir apie 9 litrus. Tai iš esmės šis automobilis nėra kažkaip labai agresyvus kuro vartojimo atžvilgių. Sakyčiau, tai daugmaž standartas kaip ir visi panašios galios dydžio automobiliai. Šis automobilis sveria šiek tiek daugiau negu 2 tonas. Jo ilgis yra 4,93 m. Ratų bazė yra 2,90 m, kažkas aplink šitą skaičių. Tikrai galit pasižiūrėti. Jo plotis yra 1,93 cm. Jeigu žiūrėti šitos parametrus, automobilis tikrai nėra mažas, jis priklauso dideliem SUV segmentui, bet jis nėra toli gražu pats didžiausias lyginant su konkurencinė aplinka. Tai jeigu mes palyginsim, tai BMW X5 yra centimetrų trumpesnis, bet jis yra platesnis
ilgesnę ratų bazę. Maserati Levante jis yra ir ilgesnis, ir platesnis, ir ratų bazė yra platesnė. Tai koks įdomus iš tikrųjų dalykas buvo, kad Maserati Grecale, kuris yra naujas SUV automobilis Maserati gamoje ir skaitosi kaip D segmento SUV, priklausantis mažiem miesto visureigiam, Maserati Grecale ratų bazė yra platesnė už Porsche Cayenne. Tai vėlgi šis automobilis daugiau yra toksai, sakykime, pritaikytas standartiniam reikmėm praktikoje kaip parketinis miesto visureigis, kuris turi daugiau galios negu tam tikri konkurentai. Šitą versiją jau Porsche's iš esmės nebuvo galimybės jos įsigyti su dizelinė versija, tik tais benzininiai arba benzinas plus elektra versijos. Tai ką kiti konkurentai siūlo šiai dienai dar ir, sakykime, ir dizelinės versijas. Daugiau apie šitą automobilį išsiplėsti nelabai turėčiau ką. Tai iš esmės važiavimas komfortiškas, sėdynės yra labai komfortiškos, bet jos čia yra ir brangiausia opcija. Tai galite tikrai susidurti dar su bent minimum 2 skirtingomis versijomis sėdynių, tai kurios gali būti ir netokios ergonomiškos ir netokios komfortiškos, bet prie šitų sėdynių aš nelabai ką turėčiau prikibti. Galios, kaip ir minėjau, pakankamai, reikia aplenkti, paspausti, tai tikrai užtenka ir automobilis bėgėjasi puikiai. Tai suma sumavus, pagal tai, ką jūs galite įsigyti 4 jau metų senumo tokį automobilį, mano asmeniniu vertinimu, tai yra vienas geriausių automobilių, naudotų automobilių rinkoje pagal šitą kainą, kurią jūs galite įsigyti. Tokie automobiliai kainuoja apie 60-65 tūkstančius ir nuo komplektacijos jie gali kilti ir versijos iki 100 000 eurų. Kaip pavyzdys, naujas Porsche Cayenne, atnaujinta versija, pati pigiausia, bazinė, su visiškai jokios papildomos įrangos, ji tik startuoja kažkur nuo 100 000 ir neblogai pakomplektuotas automobilis jis drąsiai perlipa 140 ir netgi link 160 000 eurų. Tai ieškoti tokio gero varianto tikrai yra verta ir jį bus tikrai ženkliai maloniau vairuoti vien dėl to, kad jis yra Porsche, o to tikriausiai jūs ir ieškot. Tai tiek apie Porsche Cayenne, jau antra apžvalga po 4 metų. Po 4 dar metų galėsim palyginti jau ir atnaujintą versiją, arba galbūt jau Porsche bus išleidęs ir Cayenne pilnai elektrinę versiją. Tai iki kitų video ir iki kitų pasimatymų.